Sveiki visi, ir jūs net neįsivaizduot, kiek šią savaitę aš jums paruošęs naujienų. Nuo NASA astronautų ar grįžo sėkmingai į Žemę, nuo didžiausių Europos rinkimų šį dešimtmetį ir taip toliau. Tai turbūt didžiausia naujiena būtų NASA astronautai, kurie apskrido aplink Mėnulį ir šiandien sėkmingai nusileido Ramiajame vandenyne. Didžiausi Europos rinkimai, kurie vyksta tarp dviejų gigantų – Fidesz partijos ir Tiza partijos. Fidesz vadovaujama Viktoro Orbano, kuris yra geras draugelis Putino ir Trumpo, ir kita partija Tiza, kuri yra su Ukraina ir su Europa. Tai čia vengrai gali rinktis ar Europą, ar Rusiją. Pagal viską kol kas laimi Tiza partija, bet Viktoras Orbanas yra padaręs visą rinkimų sistemą, kad tik jis liktų valdžioj. Tai einant į Lietuvos politikos frontą, tai partijos vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis atsidūrė teisėsaugos akiraty ir įtariama 51 000 eurų kyšis. Prokurorai siekia atimti jo teisinę neliečiamybę. Vežėjo pavojingos naujienos. Vyras į policijos nuovadą atvežė bombą, bet nežinojo, ar ji veikia ar neveikia. Tik pravežė apie visą Panevėžį, bet buvo iš karto aras iškastas ir nieko nesužeidė. Kaip ir visada, Vilniaus oro uosto veikla ir vėl buvo sutrukdyta dėl balionų. Air Baltic stabdo skrydžius tarp Rygos ir Kauno dėl brangstančių degalų. 2 savaičių paliaubos tarp Irano, Izraelio ir Amerikos buvo sutartos. Taikos derybos vyksta Pakistane. Ir jei tau patiko mano turinys, labai būčiau dėkingas, jeigu palaikytum ir pasubscribintum.